laidą pristato Lankava. Sveiki, eteryje laida Statybų enciklopedija. Sakoma, roges ruošk vasarą, tad šį kartą Lankavos profesionalai kalbės apie tai, kokįgi rinktis kietojo kuro katilą. Taip pat bus kalbama, į ką atkreipti dėmesį renkantis maišytuvus bei cirkuliacinius siurblius. Malonaus žiūrėjimo. Artėjant šildymo sezonui pradėti rūpintis namų šilumą reikėtų jau vasarą. Be abejo, daugumai privačių namų šeimininkų kyla daug klausimų. Koks šildymo būdas pigiausias, koks efektyviausias, kokiu būdu šildantis, turėsime maksimalų patogumą ir komfortą. Pasak Lankavos profesionalų, vieno atsakymo ko gero negali būti. Katilo pasirinkimą, šildymo kainą nulemia pastatų konstrukcinės sistemos, apšiltinimas, gyventojų individualūs poreikiai. Mes UAB Lankava Pietų Lietuvoje atstovaujame Lenkų gamintojo Metalfa katilus Sokolo. Galime pasiūlyti 4 tipų katilus nuo 8 iki 150 kW, nuo paprasčiausio tiesioginio degimo iki pilnai automatizuotų, turinčius automatinį kuro padavimą, 5 kuro rūšis, patalpos bei išorės temperatūrų jutiklius, bei lambda zondą. SAE modelis tai tiesioginio degimo katilas, puikiai tinkantis senesniems šildymo sistemoms, galima naudoti ir drėgnesnį kurą, nėra reiklus kuro kokybei. Šio katilo viršuje yra 4 konvekciniai kanalai, apatinėje katilo dalyje yra vandeniu aušinami ardeliai. Katilą galima komplektuoti kartu su įpučiamuoju ventiliatoriu bei Sahara valdikliu, kuris gali valdyti ne tik ventiliatorių, bet ir papildomai 2 cirkuliacinius siurblius. Pagrindinis kuras šio katilo yra mediena bei akmens anglis. SDG tipo katilas tai apatinio degimo katilas. Šio tipo katilai bene patys populiariausi Lietuvoje. Kuras dega apatinėje katilo dalyje, slenkant iš viršaus žemyn. Katilo gale yra sumontuoti 3 konvekciniai kanalai, yra papildoma sklendė, kuri uždaro vieną iš konvekcinių kanalų ir degimo produktas gali greičiau patekti į kaminą, taip paspartinant uždegimo procesą. Iš vartotojų apie šiuos katilus girdime daug gerų pagirų, kad tai ekonomiški katilai. Be abejo, jiems reikalinga šiuolaikinė katilinės įranga, tai būtų keturšakis pamaišymo vožtuvas, ladomat mazgas, būtų gerai, kad būtų apšildytas kamino įdėklas, bei be abejo, turi būti sausas kuras. SEG bio bei SD2 bio automatizuoti katilai. Kadangi tai granuliniai katilai, tai vartotojui teks kartą per 3-7 paras užkrauti kuro talpą, 2 kartus per savaitę išvalyti pelenus. Šie katilai komplektuojami yra kartu su biodegikliu, kuris skirtas yra 5 kuro rūšims. Pats padavimas kuro yra automatinis, pagrindinės 5 kuro rūšys tai būtų gradulės, smulkita akmens anglis iki 25 mm frakcija, bei grūdai, geriausiai tinkamos avižos, rankinio užkrovimo kameroje galima kūrenti medieną bei akmens anglį. Šios katilus galima komplektuoti kartu su automatiniu uždegimu bei lambda zondu, taipogi su patalpos bei išorės temperatūros jutikliais, kas be abejo daro žemesnės kuro sąnaudas. Visi Sokol katilai yra gaminami iš 6 mm plieno, gamintojas jiems suteikia 5 metų garantiją. Ar dažnai jums tenka rinktis vandens maišytuvą? Gal kartą per 5 metus, o gal rečiau? Jau vien dėl šios priežasties tinkamo maišytuvo paieška gali tapti daug energijos ir laiko reikalaujančia veikla. Lankavos atstovai pasakoja, į ką atkreipti dėmesį, renkantis maišytuvą. Pagrindiniai esminiai dalykai, nulemiantis jūsų pasirinkimą, yra dizainas ir kaina. Tačiau šiuolaikinėme pasaulyje to nepakanka. Sparti pažanga visose gyvenimo srityse daro įtaką ir maišytuvų dizaino, ir techniniams sprendimams. Jei prieš kelis metus reikėjo pasirinkti vieną iš 2, vienas virti maišytuvą ar su 2 rankinėlėm, šiais laikais pasirinkimą lemia daug svaresni faktoriai. Dažnai klientai užduoda klausimą, koks maišytuvas laikomas kokybišku. Tai patvari konstrukcija ir patikimas kruopščiai parinktas mechanizmas. Rubinetą naudoja tik aukštos kokybės medžiagas ir geriausių Europos gamintojų sudedamasis dalis. Be to, 100% produkcijos yra testuojama šiuolaikiškai ir įrengtoje laboratorijoje, kad įsitikinti, ar maišytuvas tarnaus ilgai ir patikimai.
Visa produkcija pagaminta Lietuvoje ir turi ES sertifikatus. Rubinetas suteikia 5 metų garantinį aptarnavimą pas klientą namuose per 24 valandas. Antrasis kriterijus būtų saugumas. Kai kalbama apie saugumą, negalima pamiršti ir apie termostatinėse maišytuvuose naudojamus aukštųjų technologijų produktus, termoelementus, kurie patys reguliuoja jūsų pasirinktą vandens temperatūrą, o taip pat apsaugo nuo nudeginimo karštų vandenių pavojaus. Tokie maišytuvai ypač mėgiami pirkėjų vertinančių komfortą ir saugumą. Na, o dabar, renkantis vandens maišytuvą voniai, virtuviai, biurui, jums patiems spręsti, kas yra patogiau, geriau, ekonomiškiau, tinkamiau. Juk prieš mūsų akis toks platus pasirinkimas. Būtent atidumas vartotojui ir siekis patenkinti visus jo poreikius tapo pagrindinė didžiausios vandens maišytuvų gamintojos Pabaltijos šalyse UAB Rubineta užduotimi. Kaip ir dauguma gamintojų, įtraukiančių į savo asortimentą produkciją, geriausiai atitinkančių pirkėjų reikalavimus bei poreikius. Rubineta per 15 savo veiklos metų asortimentą nuolat pildė naujais maišytuvų modeliais ir tipais. Dar daugiau profesionalių konstruktorių, inžinierių, testuotojų, dizainerių, rinkodaros bei kitų specialistų komanda dirba tam, kad visa produkcija atitiktų kokybės standartus, būtų ilgalaikė, patikima ir visiškai patenkintų vartotojų lūkesčius. Nuo praėjusių metų sausio mėnesio įsigaliojo nauja ES direktyva, pagal kurią negalima prekiauti žemesnės negu A klasės cirkuliaciniais siurbliais. Naujai gaminami elektroniniai cirkuliaciniai siurbliai suvartoja žymiai mažiau elektros energijos. Parduotuvėse, pavyzdžiui, Lankavoje galima rasti tik naujus elektroninius cirkuliacinius siurblius. Tai yra dėl to, kad elektroniniai cirkuliaciniai siurbliai yra žymiai efektyvesni už prieš tai buvusius 3 greičių cirkuliacinius siurblius. Jeigu jūs esate galutinis vartotojas, jūs galite nueiti pas save į katilinę ir pamatyti, koks siurblys sukasi. Greičiausiai tai bus senas 3 greičių siurblys ir jo sunaudojama elektros energijos sąnaudos yra labai didelės. Labai didelės. Aš turiu vieną pavyzdį, tai galite pasižiūrėti vardinėje plokštelėje. Sąnaudos elektros 3 greičių dirbančio siurblio yra 245 vatai. Kai tuo tarpu galime pakeisti naują siurblį ir šitas naujasis siurblys naudos žymiai mažiau elektros energijos. Kaip pavyzdžiui, dabar demonstruojamas Grundfos Alfa 2 siurblys 5 vatus. Tai įvyko dėka to, kad siurbliai yra dabar žymiai taupesni, jie yra žymiai efektyvesni. Jie turi pastovaus magneto variklį, galbūt tai galutiniam vartotojui nieko nesako, bet lyginkim paprastą senąjį siurblį su naujuoju siurbliu, tai energijos sąnaudos kaip minimum 2 mažesnės. Dar vienas pavyzdys, kurį mes jums rodome, tai yra Magna 3 Grundfos siurblys. Šis siurblys yra skirtas daugiau komerciniai statybai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jūs gyvenate daugiabutyje, jūs tikriausiai net neįsivaizduojate, kad kiekviename daugiabutyje yra sumontuoti kaip minimum 2 siurbliai. Vienas skirtas šildymui, kitas skirtas karštam vandeniui, kad jūs atsukę kraną iš karto turėtumėt karštą vandenį. Tai šildymui skirtas siurblys, pavyzdžiui, Magna 3, jis yra naujoviškas, jis yra žymiai efektyvesnis lyginant su prieš tai buvusiu siurbliu. Grundfos cirkuliacinių siurblių atstovas atskleidžia jų privalumus. Aš atstovauju Grundfos įmonę ir Grundfos yra cirkuliacinių siurblių Lietuvoje faktiškai pradininkai. Grundfos cirkuliacinius siurblius gamina nuo 1959 metų, o elektroninius siurblius netgi nuo 1982 metų. Šiuo metu Grundfos pristato 2 serijas naujas, tai yra Grundfos Alfa 2, tai yra buitiniam sektoriui skirti siurbliai, ir Grundfos Magna 3, tai yra skirti komerciniam sektoriui arba, kaip mes kalbėjom, daugiabučiam. Kuom jie pasižymi? Jie pasižymi tuom, kad yra patys efektyviausi cirkuliaciniai siurbliai pasaulyje ir tai yra patvirtinta TÜV sertifikatu. TÜV sertifikatas tai yra Vokietijos specialus sertifikatas, kuris yra pripažįstamas visam pasaulyje. Kuom pasižymi Grundfos siurbliai? Tiek Magna 3, tiek Alfa 2 turi AutoDAF funkciją. Automatinio prisitaikymo funkcija reiškia, kad jūs sumontavote siurblį sistemoje, paspaudėte auto ir jums daugiau nieko nereikia rūpintis. Siurblys naudos mažiausiai elektros energijos ir jūs patirsit maksimalų komfortą. Tai yra tikriausiai daugumos galutinių vartotojų svajonė.
Lankavos parduotuvės santechnikos prekių skyriuje prekiaujama kokybiškomis santechnikos prekėmis, įvairių medžiagų voniomis, praustuvais, maišytuvais, sifonais, vandens filtrais, klozetais, plautuvėmis, vonios kambario baldais ir džiovintuvais. Ieškantieji šildymo prietaisų ir įrengimų čia ras įvairių gamintojų katilų, šilumos siurblių, saulės kolektorių, apšiltinimo medžiagų, radiatorių. Remontuojantiems ar įrengiantiems vandens sistemą siūlomi kokybiški vandens siurbliai, filtrai, vandens šildytuvai, lauko ir vidaus kanalizacija, vandentiekio vamzdžiai bei kitos prekės. Klientų patogumui skyriuje siūlomos papildomos paslaugos, pjaunamos skylės plieninėms plautuvėms, valcuojami nerūdijančio plieno vamzdeliai, nuomojami santechnikos įrankiai, o norimas prekes galima užsakyti iš katalogų. Gausų prekių asortimentą, kuris tikrai patenkins visų klientų poreikius, rasite Lankavos parduotuvės santechnikos skyriuje, adresu Kepyklos gatvė 17. Čia buvo laida Statybų enciklopedija. Tikimės, kad išsakyti patarimai jums bus naudingi. Viso geriausio. Laidą pristato Lankava.